savivertė. Šiandien tema – kokių vyrų ir kokių moterų vengti jau santykių pradžioje. Esu Vilma Šiaučiūnienė, pažinčių tarnybos įkūrėja jau 15 metai, santykių ekspertė, astrologė, veidotyrininkė apie santykius. Kalbame dažnai, gauname be galo daug klausimų ir moterys susidūrusios su vyrais, o vyrai susidūrė su moterim, turėję, kaip aš sakau, pradžioje puikius santykius ir turėjo vilties, kad tie santykiai tęsis, pagaliau santykiai trūksta. Taigi, ko vengti moterims vyruose, jeigu vyro žema savivertė? Jeigu vyras, kaip taisyklė, žema savivertė, maža alga. Jeigu vyras emociškai pažeidžiamas, jis automatiškai tada neturės tikrai gero santykio su moterim ir bus emociškai nestabilus. Ko nori moteris? Nori moteris emociškai stabilaus vyro. Taigi, jeigu pamatėte santykių pradžioje šitas išvardintas aplinkybės, kurios yra be galo svarbios santykių pradžioje, pažiūrėti, koks santykis su mama, koks santykis su dukromis, jeigu yra, koks santykis su seserim, čia jums pagrindinis atsakymas. Ar šitas vyras sukūręs sėkmingai bus santykius su jumis. Ir apie žemą savivertę, apie nepasitikėjimą. Jeigu tokie dalykai yra, manau, kad net neverta pradėti santykius. Dabar, kokių moterų iš tikrųjų vengti vyrams? Moteris, kurios yra prilipusios kaip vantų lapai. Moteris, kurios yra priekabios. Yra sakoma šventajam rašte, priekabi moteris, tai geriau gyventi ant namo stogo negu viename būste. Toliau. Vengti moteris, kuri mėgsta kritikuoti, teisti ir pamokslauti. Nuolatos, be išimties. Ir moteris, kuri yra tingi ir vangi, nenori sportuoti, nenori judėti, nenori niekur eiti, nemėgsta socialinio gyvenimo, yra uždara, užsisklendusi ir, kaip aš sakau, tai uola, kurią gali išjudinti tik labai stipri vyro meilė. Tačiau geriausia išjudina ir vyrą, ir moterį, kas mūsų pagrindinis širdies svečias. Mūsų svečias, kuris yra laukiamas mūsų širdyse ir be jo neįvyksta meilė, tai Dievas. Dievas daro sprendimus, Dievas priima ir leidžia gyventi ne pagal taisyklės. Jeigu motyvuota, džiugi, pasitikinti save moteris kaip taisyklė, gali pritraukti vyrą, kuris nepasitiki, kuris žema savivertė, kuris mėgsta atidėlioti ir nenori judėti į priekį, jis tarsi tas užsistovėjęs vanduo, patogu, paprasta, praktiška ir aš čia norėsiu būti ir čia norėsiu judėti į priekį. Bet kartais tai būna prisirišimas. Ir prisirišimus paleidus, atsisakius kažkokio tokio, kaip aš sakau, netinkamo sprendimo, išsiskleidžia kiti, nauji, platus, užmojai, įžvalgos, nauji vėjai, naujos idėjos, nauji darbai ateina, nauji projektai. Ir tada iš tikrųjų tie dalykai atneša ir finansus vyrui, ir pasitikėjimą, ir savivertę, ir
ir mylimą moterį šalia, kuri savo širdies šiluma gali sušildyti ne tik vyrą šalia savęs, gali ištirpdyti ledus jo širdyje ir gali suteikti ilgalaikius, abipusius santykius, santuoką ir tvirtus ateities ryšius. Taigi, mielieji, myliu, apkabinu, ačiū, kad esate, iki malonių susitikimų.